Skaičių koncentracija į augalus. Autorius Grigorijus Grabovoi. Katečių akacija 2, 9, 4, 3, 1, 8, 2, 1, 4, 0, 1, 6, 7, 1, 8. Grigorijus Grabovojus mokymo sistemoje kiekvienas augalas turi unikalią amžinybės koncentraciją. Tai vibracinė struktūra, kuri atkuria žmogaus organizmą per sąsajas su biologiniu pasauliu. Pagal šį mokymą laikas yra išorinė struktūra sielos atžvilgiu. Senėjimas vyksta todėl, kad sąmonė sutinka su laiko spaudimu iš ateities. Metodas. Mes perėmame informaciją ir pereiname iš ateities taško į dabartį ir anuliuojame nusidėvėjimo veiksnį. Valdymas. Suformuokite arba suformuojame tikslą. Atjaunėjimą normos struktūrą. Mano atjaunėjimas yra amžinas ir harmoningas vystymasis. Amžino gyvenimo užtvirtinimas visiems. Autorius Grigorijus Grabovoi visada pabrėžia makro gelbėjimąsi svarbą. Mūsų jaunystė turi būti naudinga pasauliui. Toliau, sukurkite valdymo sferą. Įsivaizduokite prieš save maždaug 25-30 cm nuo krūtinės sferytę. Nedidelė, švytinčia, sidabriškai balta. Tai mūsų sąmonės sritis, kurioje kuriama realybė. Mintyse įveskite į šią sferytę katečių akacijos skaičių eilutę 3, 1, 8, 2, 1, 4, 0, 1, 6, 7, 1, 8. Ir įsivaizduokite, kaip skaičiai pradeda šviesti sferos viduje, suderindami mūsų organizmą su biologinė norma. Ir regeneruoja. Dabar įveskite į tą pačią sferytę atjaunėjimo skaičių eilutę per laiko poveikio minimizavimui. 4, 9, 1, 3, 1, 8, 6, 1, 4, 9, 7. Šiuo momentu išlaikoma koncentracija į tai, žvelgime į save iš ateities, laiko linijos, mintyse matome, kaip laiko srautas ateinantis ateities tampa skaidrus, plonas ir praranda savo tankį. Per skaičių eilutę mes tarsi filtruojame šį srautą, palikdami tik kuriančią energiją. Tačiau pašalindami destruktyvų poveikį, tokį kaip senėjimas, nukreipiame šviesą iš šios sferos į savo fizinį kūną, galima į skydliaukės arba hipofizės sritį. Mintyse ištarėme pavyzdžiui, aš įgyvendinu šią normą savo fizinėme kūne. Arba aš įgyvendinu atjaunėjimo normą savo fizinėme kūne. Čia ir dabar, nuo šiol ir amžinai. Užfiksuojame rezultatą žodžiais, kuriojo šviesa arba 741 skaitinė momentinio rezultato įtvirtinimo eilutė. Grigorijus Petrovich Grabovojus rekomenduoja koncentruotis į kiekvieną skaičių atskirai. Jei pajaučiate, kad kuris nors skaičius švyti ryškiau, prie jo užsibūnate ilgiau. Vizualizacijos metu naudojate sidabriškai baltą arba auksinę šviesą. Svarbu ne prašyti, o valdyti. Mes esame savo realybės kūrėjai. Ir per koncentraciją į šiuos skaičius mes tiesiog suderiname savo fizinį kūną su pirminė kūrėjo norma. Šią koncentraciją geriausia atlikti nuo 10 iki 11 valandos arba nuo 22 iki 23 valandos. Autorius Grigorijus Grabovojus.